Labas. Mes... kažką radai. Mes vėl atvažiavome į Kaliforniją. Čia yra Sakramento miestas, kuriame mes dar nebuvome. Ir mes einam į Sakramento vaikų muziejų. Ką tu čia radai, katinėlį? Čia galima knygutę pasiimti netgi. Jeigu nori, tu gali... Žiūrėk, čia yra Little Free Library. Tu gali čia pasiimti knygutę. Grąžinti galima, kai perskaitysi. Mama jau žaidžia. Kas čia, Maite, traukinukai? Ups. Čia galima statyti, matai, visokius bokštus ir namus. Ir keliukus ir vežti traukinukus. Tai... Čia net visas miestas yra, tai. Ir upė, žiūrėk, su laiveliais. Kas čia yra? Parašyta Mr. Noodles Forest. Taip. Nu, parodyk, kaip čia reikia įeiti per tuos. Ojoj, kiek jų daug. Oi. Ir kas čia bus? Čia galima piešti? Taip, čia galima piešti kažką. Ant stiklo piešti? Čia paskui, kai papiešimai, galima piešti ant stiklo. Su dažais. Gerai, užsidėkim. Taip, gerai, tai mes tiesiog ant stiklo nupiešti. Čia kokie dažai yra? Goes on the side. See how it stays there and you shaking it. I love that. Čia tokia art studio, čia tokia dailės studija, čia galima... Taip, kaip Maite piešia. Taip. Čia galima įvairius darbelius daryti, va, žmonės daro įvairiausius dalykus. Taip, Maite. O žiūrėkit, tokius parašiutus padarė žmonės ir dabar jos skraidina čia. Arba vėliavas galima. Čia yra namai. Čia netgi galima paskambinti. Šuniukas loja. Na, kas čia yra, Maite? Tu čia turi mažą vaikučio kėdutę, maistą, tai. Kas čia dar židinys? Darbo stalas, ten yra lovytė, taip, su beibė. Mažu leliuko. Maitinsi savo vaikutę? Čia parduotuvė, Maja. Oho, kiek tu prisipirkai daiktų? Užteks ar dar reikia?
Čia visus prekės. Prie kasos jau eini? Na, o Kristoferis rado tos vamzdžius, taip? Kažką čia bando suprasti, kur čia nukeliaus, nu. Oi, kaip greitai. Kaip jis greitai juda. Labai greitas, taip. Jie kaip išprotėję skraido. Žiūrėk, kaip greitai. Tu tai matei, ką padariau? Mačiau, tu pagamai. Na, o čia kas? Leisk. Kažkas įvyko ne taip. O, dabar taip įvyko. Taip, dabar gražiai jis apsisuko. Užstrigo jis ten? Jis kažkur įstrigo. Paimk daugiau kamuoliukų. Gerai sugalvoji. Jis ne visada matai apsisuka. O mažesnį ratą geriau? Nelabai gerai veikia. O su mažesniu ratu geriau veikia? O, dabar gerai gavosi. O kas čia? Čia vandens zona, taip? Čia Maja žaidžia su visokiais mažais žaisliukais, o berniukai... Berniukai bando padaryti vamzdžių kažkokią konstrukciją. Čia kas? Fishing game. Tu čia gali žvejoti, taip, Maite? Matai, žuvytės turi metalinį burbuliuką viduryje, Maja. Tu gali pagauti jas. Atsargiai, Maite, vaikutis mažas. Tu gali pagauti. Nu, jau kažkas gaunasi. Komandinis darbas vyksta. O Maja, kaip sekasi žvejoti? Ne taip lengva ir pagauti, tai. O, gaunasi. O čia, tu žiūrėkit, yra lego vandenyje. Jie tiesiog pamerkti vandenį. Ir iš vandens semi ir ant tokios vertikalios sienos dedi. Tu laivelį konstruoji, Maite? Kaip įdomu. Na, Kristoferi, ką tu čia pridarai? O, geras, tu padarai fontaną. Kaip šitą konstrukciją laikosi iš vis? Ilgai nesilaiko, ne? O, kur vanduo? Ai, ten atsijungia. Tuoj,
tiek čia labai šiaip pritaikytas grindis, bet vis tiek kel. O, tu modifikavai fontaną, jis dabar dvigubas pas tave. Čia va, matot, tai konstrukcija. Taip, ir išeina iš šito didelio vamzdžio. Iš čia bėga vanduo, taip, ir iš ten, iš antro. Čia Maja daro pasirodymą. Čia toks teatriukas. Kristoferis pas mus truputį sušlapo, taip? Šiek tiek. Čia va, galima va, dėti tas detalės ir priversti jas visas judėti. Taip? O čia kas, Kristoferi, tau po kojom? Labai toksai įdomus dalykėlis. Čia matyt viduje kažkokie tai dažai su kažkokiu riebiu skysčiu. Dar yra gigantiškas kaleidoskopas. Giant kaleidoskopas. Žiūrėkit, iš ko jis padarytas. Iš šiaudelių, kažkokių popierėlių, kvadratėlių. Ir iš kokių juostelių. Atrodo, kad šitas neveiktų, nes šitas ilgas apšiaba, o šitas ilgas apšiaba, tai tiesiog susigadintų, kaip apšiaba priešinė. Tada čia aš negaliu padėti, nes čia neveiktų, o čia veikia, nes... Mm.